papasakokit šiek tiek žmonėm. Vaidai, man pačiam būtų įdomu sužinoti, kad jis pasakytų, iš kurgi aš gaunu pinigus. Man pačiam įdomu, nes jis parašė frazę, o kas atsitiks, ateis laikas, kai žmonės sužinos, kas finansuoja Eduardą Vaitkų, su potekste tokia, potekste. Gal jiem taip širdis skauda, kad mane, kiek ten, 3 ar 4 kartus daugiau žmonių paremė, žmonių skaičiumi, negu Vėgėlę. Aš nežinau, kas jiem ten širdis skauda. Bet aš supratau, kad ir ateity neabejotinai tie panašaus lygio kliedesiai bus toliau pilama. Ir pavyzdžiui, kad Vaitkus pasisakė už tai, kad visus skiepyti su koronės vakcina. Ir dar panašaus lygio. Lygiai taip pat kaip Nida Vasiliauskaitė, Vaitkus, kur į Wikipediją įdėta, ne šiaip sau, į Wikipediją anglų kalba įdėta, o lietuvių kalba neįdėta. Kad Nida Vasiliauskaitė, kuri yra prieš Europos Sąjungą, bet Eduardą Vaitkų mato, kad jis nori Lietuvą padaryti Rusijos protektoratu. Lietuviškai taip neparašyta, o angliškai būtent šitaip parašyta. Ir mintis yra tokia, papilsime bet kokią nesąmonę, o tu teisinkis. Toks metodas yra. Taip.